Haribal, Sveikas, sese. Haribal. Kaip tavo rytas šiandien? Puikus, su tokia gera nuotaika, su tokiais vat, prieš podcastiniais pasikalbėjimais irgi, tai labai smagiai. Kaip tu? Nudžiai, aš tokia truputį pavargus esu. Tai intensyvus pas mane laikas yra. Prieš tai turėjom susitikimą tarybos, bet nieko, viskas gerai. Stengiuosi spėti pagal šitą, kaip čia, schedule, kaip anglai sako. Bėgu paskui, atsilieku truputį, bet kažkaip pavysiu šiandien. Supratau. Gerai, Tai kiek mes šiandien laiko turim, tu gal to iš karto pasakyk? Mes laiko turim, tai lygiai 45 minutės. Tvarka, gerai. Tai šiandien mes toliau skaitom Šilos Prabhupados laiškus ir šiandien Anapain Devidasi paskaitys laišką Brahmanandai Prabhu. Datuota 67 metais. Tai Namam Višnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktivrinda. Taigi laiškas siūstas iš San Francisko 67 metai, sausio 25 diena. My dear Brahmananda, I am in due receipt of your letter of the 21st instant, and later on yesterday I have received 5 tapes in a good condition, out of which I have sent today 2 tapes duly recorded. So long I am here, I shall send you 2 tapes recorded every day, and similarly you also send me 2 tapes daily, so that there will be no difficulty. While coming San Francisco, I advise both Kirtanananda and Gargamuni to dispatch 1 tape reel to India. It was duly packed and addressed as follows: Shri Dharamana Das Brahmachari, Shri Gaudiya Sangashram, 23 Dr. Lane, Calcutta 14, India. I am very much anxious to know if this reel has already been dispatched by airmail. If not, please immediately do it and let me know that you have done so. I have received letter from the above Brahmachari that he has not as yet received the same. Please treat this as very urgent. Shriman Karalapati has sent me 1 check for $10, which I am enclosing here with for credit of this account, and he has said that some of these relatives which pay $50, if not received, please let Shri Karalapati be informed of this due till now, and he would remit. His address in Greece is as follows. Also, please send him all the copies of the Back to Godhead and other literatures so far published. He is very anxious to get my commentary in the Bhagavad Gita. So let me know if there is any possibility of publishing this book from USA. Otherwise, I shall immediately arrange for its printing in India. The translation and commentary is already finished. I shall begin Chaitanya Charitamrita essays and text. If I am assisted by one expert typewriter like Neil, as he is doing now, we can publish every 3 months a book. And the more we have books, the more we become respectable. It is understood that $5,000 have already been credited in the account of International Society for Krishna Consciousness Incorporation on January 23, 1967. And as advised by me in my previous letter, the payment should be made to the seller of the house under strict instruction of the lawyer appointed in this connection. In India, it is the custom that immediately after payment, the buyer gets possession of the house immediately. I think the same procedure is followed in this country.
Further, $200 may be transferred to my account in the Trade Bank and Trust Co. at 4th Street for purchasing some musical instruments for Mr. Jonathan Altman. This month, as usual, the check may not be sent to him, but advice may be sent to him that the amount has been paid to my account for purchasing his musical instruments in India. The cost will be about $500, out of which 200 has to be sent immediately. So after transferring the above amount, you can let us both know about it so that I can take the necessary steps. While Kirtanananda coming, they may bring with him some stationery and envelopes of the Society of Well as dry mango juice for me. He knows where to get it. I have also sent some instructions with Rayarama, and I hope you have received the same. Mes jau einam į pabaigą, nežinau, kad ilgas laiškas. Here's everything is going well. 4 devotees have been initiated, and 2 devotees have been married. On the marriage ceremony day, there was extraordinary gatherings, 150 at least. Čia turiu omeny, kad 150 žmonių. And all of them were distributed prasadam. Shriman Rancher, assisted by some girls, prepared kachori, samosa, iskon balls, puri, chutney, etc. And there were many fruits also, and all the guests enjoyed the prasadam very nicely. The initiated persons are as follows: Shri Haridasa Brahmachari, Shri Shamasundara Adhikari, Shrimati Malati Devi, Shrimati Harsa Devi. In the morning class, there are not less than 25 students, and in the evening, there are 30 to 50 students. And I think they are gradually understanding the philosophy seriously. Shriman Mukunda Das has in view a plot of land about 60 acres for the society, and he wishes to organize our community camp there. It is very encouraging. Please reply this letter point by point and let me know the progress of the house purchasing negotiation. Hope you are doing well with a greater enthusiasm, even though I am absent. Please take care of Jadurani so that her painting work may go on very nicely. She is entrusted with great responsibility, more in my next. With my sincere blessings for you all, I am your ever well-wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami. Enclosure check for $10. Wow. Ilgas, gana sudėtingas, jeigu nežinant istorijos, klaidinanti, toksai painus laiškas apie labai daug įvykių, kurie vyko 67 metais. Tai čia 67 metai ir iš to laiško, ką mes girdim, tai eina kalba apie kažkokios nekilnojamo turto pirkimą, vyksta iniciacijos, vyksta programos, ar ne? Yra labai aktyviai galvojama apie knygų spausdinimą. Šila Prabhupada galvoja, ar ne? Aš čia pamojavau kalendžių, nes jis kažkur išeina, jeigu ką. Mano vyras jau išėjęs. Tai. Čia labai didelis toks laiškas, čia būtų galima, aš nežinau, visą savaitgalį kalbėti ir nagrinėti apie tos įvykius, bet mes truputėlį jau pasiruošiam. Tai gal ir pradėt. Jo, tai aš gal norėčiau šiek tiek, ta tokia tema, vis tiek man patinka ta pinigų tema, nes aš kadangi bankė dirbu. Man nepatinka pinigų tema. Tai man labai pasirodė taip miela ir taip įdomu, kad Šrila Prabhupada netgi labai smulkiai visus iš tikrųjų pinigus skaičiavo ir labai labai rimtai žiūrėjo į pinigus ir tas aukas duotas. Yra netgi tos istorijos, kad jisai, pavyzdžiui, išleisdavo 50 centų vokui, pašto ženklui ir jisai viską rašydavosi, išleido 50 centų. Ateidavo Brahmacharis, pavyzdžiui, čia kalba, kai jie gyveno Maštas Giftoj storefront. Tai irgi, pavyzdžiui, sakydavo, man reikia $1, pavyzdžiui, ten nusipirktum
marškinėlius ar kažką, tai irgi Prabhupada duodavo $1 ir užrašydavo, kad va davė tą $1. Tai jis labai rimtai žiūrėjo į pinigus. Ir čia, kur yra minima tie 5,000 laiške, tai čia buvo Brahmananda Prabhu rūpinosi, kad nupirkti, žodžiu, patalpas, bet ten jį, praktiškai ten apgavo ir tuos 5,000 jisai sumokėjo, ten paskui pasirodavo, tas agentas buvo, kaip ir sukčius, tai Prabhupada vos nenorėjo ir į teismą vos neeiti, ir žodžiu, bet iš to plaukia ta tema, kad iš tikrųjų Prabhupados mokiniai buvo labai labai jauni ir jie turėjo kaip ir planuoti tokio grandiozinio masto dalykus, kaip, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jums yra 18-19 metų ir jums dvasinis mokytojas liepia pasirūpinti nekilnojamo turto pirkimu, ar ne? Tai kaip tas turėjo atrodyti? Jo, iš tikrųjų. Čia labai įdomi yra tema apie tą, kad tie, kurie, kaip sakyti, tos aišku asmenybės, kurios dalyvavo šitoj su Prabhupada visose įvykiuose, jas yra ypatingos. Tai tavo mokytas yra kažkada pasakęs ir man labai įstrigė yra, kad tai nėra paprastos asmenybės, bet vis dėlto kalbant apie tos žmonės, kurie sutiko Prabhupadą ir kokie jauni atsidavė tai misijai, jie labai labai anksti turėjo suaugti, labai labai anksti. Ir dėl to nėra stebėtina, kad paskui Prabhupada paliko šitą pasaulį, kad įvyko krizė. Turbūt ir ne viena, nes tai tiesiog buvo labai labai jauni žmonės. Labai jauni žmonės ir jų dėka mes šiandien esam čia ir kažką kalbam, bandom kurti, bandom praktikuoti, bet visa tai yra padaryta tikrai tokių jaunų žmonių. Mane tai žavi. Labai, labai, ir kaip tik, kai šią vasarą buvau savo mokytojo retrite Italijoje, jis labai daug apie tai kalbėjo. Čia vėl ta tema aišku apie savo dharmos atradimą, apie savo kelio atradimą. Ir jisai sako, kad mes labai dažnai savo galvose susikuriam kažkokių kliūčių, kodėl aš negaliu kažko daryti. Ir mes kalbėjom apie tą kiekvieną kliūtį. Ir viena iš kliūčių, kurią dažnai jaunimas minėjo tame retrite, buvo amžius. Ir jie sakydavo, man tik tai 25 metai, man tik tai 24 metai, tai kaip aš dabar vesiu kirtaną, tai kaip aš dabar tarnausiu dievybėms, kaip aš tą darysiu. Ir tada mokytojas pasakė, bet palaukit, šitas visas judėjimas buvo iš esmės išplėstas ir sukurtas, vidurkis maždaug 24 metai. O tokių jaunų žmonių. Ir tada niekas negalvoja apie tokias kliūtis, kad aš per jaunas, pasakė dvasinis mokytojas. Ir tiesiog žmonės buvo be galo įkvėpę. Ir nors tai buvo sudėtinga, bet tikrai tas amžius nebuvo kliūtis, tai ir mums amžius iš tikrųjų neturėtų būti kliūtis. Kita kliūtį, kurią irgi mano mokytojas paminėjo, ką jaunimas labai dažnai išgyvena, yra tiek daug bhaktų, kurie daro tai geriau. Tai kodėl aš turėčiau tai daryti? Pavyzdžiui, kodėl aš turėčiau dainuoti kirtaną arba mokytis kirtano, jeigu aš niekada nevesiu kirtano kaip Indra Prabhu? Kodėl aš turėčiau rašyti knygas, jeigu aš niekada neparašysiu tokių knygų kaip Šrila Prabhupada? Kodėl aš turėčiau ten tarnauti dievybėms, kai aš niekada netarnausiu kaip vyr pudžeris ar ten kažkoje šventyklai? Taip. Bet vėlgi, tas irgi neturėtų mūsų sustabdyti kažką daryti, nes visą laiką bus kažkas geresnis, visą laiką. Man labai patinka Urmilos Mataji mintis. Aš prieitais metais buvau Ispanijoje, jos retrite, kur jinai kalbėjo apie dharmą. Ir ten tokia buvo viena išsakyta mintis, aš tikrai jos net kartosiu, taip žinai, žodis po žodį. Bet esmė buvo ta, kad jeigu tu netradai dar kas tave patį tiesiog kaip asmenybė džiugina šitam gyvenime, tai jeigu tu neradai dar savęs kol kas, ir tu nežinai, kas tu esi, statybininkas, muzikantas, kas tu esi vienuolis, kas tau patinka, kas tave džiugina. Ir galiausiai, o kas ne, o ko tu tikrai nenori daryti. Jeigu tu kol kas dar nežinai šitų klausimų, tau bus labai sudėtinga atlikinėti dvasinę praktiką. Tiesiog bus labai sudėtinga. Ir man patiko šitą idėją, jinai man surezonavo, nes iš tikrųjų labai dažnai žmonės ateina į šį ir kitus judėjimus, nesvarbu, tai krikščionių judėjimas, ar dar kažkoks judėjimas, ne? Jie ateina kaip ir surasti savęs tam ir tikisi, kad dvasinis kelias išspręs tas problemas, kur jie turėtų patys išspręsti. Galbūt, nesakau, kad prieš ateidami viskas gerai, jeigu tu sprendi tas problemas eidamas to lygiai, ne šitam dvasiniam keliai. Bet lyg toks permetimas kartais įvyksta, kad va dabar aš, kadangi aš meldžiuosi, kadangi aš medituoju,
Tai dabar turėtų būti man atsakyti, tai yra toks natūralus žmogaus noras. Bet ir tai nėra tai blogas noras, tie klausimai turi būti atsakyti. Bet galbūt tam reikia prie maldos, šalia meditacijos, šalia praktikos, tiesiog, pavyzdžiui, eiti ir mėginti dirbti ir tiesiog pasižiūrėti, o kas man dirbasi. Arba nueiti gyventi vienuolyną ir pasižiūrėti, ar man čia pavyktų visą gyvenimą, ar ne. Tai labai labai svarbus momentas, ką dabar paminėjai. Ir kaip tik skaičiau vakar Šrilos Prabhupados irgi vieną iš pokalbių, transkripciją, kuris sakė, neturėtų būti absoliučiai jokios bedarbystės mūsų judėjime. Tai reiškia, ir tada jisai patikslino, arba tu esi kaip brahmačaris, brahmačarinė šventykloje, arba tu mokaisi, arba tu dirbi, arba tu esi kaip šeimos žmogus, pavyzdžiui, gali būti žmona ar ne, kuri rūpinasi namais, bet negali būti absoliučiai jokios bedarbystės. Čia yra Šrilos Prabhupados pozicija. Wow, o kur tu čia skaitai Lilamritai? Čia yra Lilamritos 5 dalis. Jisai tai sakė irgi būdamas Indijoje per vieną pokalbį su mokiniais, kad jis yra prieš tokią kaip bedarbystę, ar ne, kai žmogus tiesiog nei jisai šventykloje gyvena, nei jisai kažkur dirba, nei jisai šeimos turi, ar ne, nei jisai mokosi. Tai jis toks kaip ir kažkieno galbūt išlaikytinis. Taip, visišką dharmą. Tu turi... Ir mes turim tokius pavyzdžių, ta prasme, mūsų praktikai, mūsų bendruomenė yra. Žmonės nenori dirbti, nenori atsiduoti šventyklose, negali nei ten, ir jie įstrigę tarp šitų dviejų pasaulių. Sudėtinga situacija. Sudėtinga. Bet reikėtų pamėginti išspręsti, bet dar aš noriu paminėti, dar kitas yra toksai kraštutinumas, jeigu ne bedarbystė. Dar kartais būna žmonės, kurie turi labai didelius talentus, jie galėtų visuomenę pakeisti, jie galėtų šventiklas atidarinėti, jie galėtų grandiozinius pasaulinio lygio projektus organizuoti, bet kadangi jie įsivaizduoja, kad viskas yra, kas susiję, pavyzdžiui, su pinigais Maja, arba dideliais projektais jie įsivaizduoja, kad viskas yra Maja, jie, pavyzdžiui, pardavinėja iš Indijos džapmaišius, kantamalas, kažkokius dalykėlius mažus, tokie kaip pavyzdžiui, ne pagal savo prigimtį. Taip, ne pagal, nors jie galėtų daryti, wow, tokie talentai, tokios savybės. Tai va čia irgi toks kitas kraštutinumas. Jo, bet mes kartais sutinkam baktus, apie tai kalbam, kur mes ir Lietuvoje turim baktų labai labai kuklių, kurie turi kokias žinias, kur turi, ta prasme, tikrai ir intelektą, ir išmintį, ir didelę patirtį metuose, praktikuojant šitą judėjimą. Ir jie tokie kuklus ir jūs, ta prasme, mes neišgirstume kažkur įrašų, kad ten paskaitas būtų įrašytos ir jie skaitytų, nors jie turėtų, žinai, ką pasidalinti. Ir aš irgi visą laiką galvoju, kur yra ta kuklumo riba. Bet gal čia mūsų tada atsakomybė, kad mes, kurie organizuojam kažką, turėtumėm juos kviesti, kad pastebėti, kad Aš manau, kad mes jauni žmonės, mes turėtume pagerbti vyresniuosius. Jie savęs neaukština, jie turi tą kuklumą, kurį galbūt mums trūksta. Nes štai mes sėdėm su tavim vos ten kažkiek metų bandom praktikuoti bhakti jogą ir sėdim ir darom podcastą, ir kalbam viešai ir lygtais norim, kad mūsų kažkas klausytų, bet ar mes tikrai turim ką pasidalinti. Bet štai yra asmenybių, kurios tikrai turi ką pasidalinti, ar ne, ir sakykime, jie tyliai taip kažkaip lygtais, bet gal ne tai, kad savo pasilieka, tiesiog yra per kuklus, kad pagalvotų, kad juos įrašytų ir kažkas klausytų. Tai turbūt mūsų jaunų šitą žmonių atsakomybė yra, pagerbti tos vyresniuosius ir pakalbinti, jeigu galim išleisti knygą, jeigu galim padaryti video, jeigu galim padaryti interviu, podcastą, kad kažkokią tais formą, kad jie įsiamžintų. Ir aš manau, galėsim kažkada iš šitą podcastą irgi pasikviesti kažkokį svečią. Būtinai. Ir tiesiog pakalbinti, tikrai būtų labai įdomu. Tai aš manau, kad tikrai pritariu, kad čia yra mūsų atsakomybė. Ypatingai, kaip tu susijusi su renginių organizavimu, tai čia dar ant tavo pečių tas irgi krenta, kad pastebėti tos baktus, kuriuos reikėtų pakviesti, kurie turi ką pasakyti, turi ko pasidalinti, bet žinai, taip ne visi nori kažkaip patys ten lysti, siūlytis. Taip. Yra tikrai tas kuklumo aspektas toksai.
Dar aš norėjau ką vieną dalyką paminėti. Tu paminėjai, kad aišku buvo tų krizių skonio, ypatingai kai Šrila Prabhupada išėjo. Yra labai mėgstamas mano podcastas Wisdom of Sages. Ir man patiko labai per vieną jų, jie pasakojo tą, kaip jie atėjo, žodžiu, į Krišno sąmonę, ir jie atėjo 80-aisiais. Ir jie patys juokėsi ir sako, 80-aisiais ten buvo tokia krizė, kad sako, tiesiog labai didelė krizė. Bet sako, palyginant, kas vyksta materialiam pasauliu, tai vis tiek buvo rojus. Tai vis tiek buvo daug, daug geriau. Jo, aš nežinau, ar aš tą patį podcastą klausiau, ta prasme, apie ką tu kalbi, bet irgi vieną Wisdom of Sages klausiau, kur jie pasakojo, kad palyginus su to, kas dėjosi gatvėse, kur jie gyveno, tose rajonuose, kur jie gyveno New Yorko, tai vis tiek buvo prieglobstis šventyklose, kad ir kas ten būtų vykę. Taip, kad ten ir buvo, sakykime, ta sunki moterų padėtis, ypatingai tais metais buvo, apie tai rašė tiek Lilam Rytoj, tiek aš skaičiau biografiją, dabar nebeatsimenu, tos Matadži, kuri dabar vadovauja Bhakti Manor šventyklai UK. Žinau. Aš labai noriu suras, labai noriu jos vardą paminėti. Gerai, suras, aš tikrai. Nepasakysiu. Tuoj surasiu. Jos knyga, kurią aš skaičiau, vadinasi 11 Years, 9 Months and 5 Days. Tu man nedavai. Taip, tai ta knyga dabar yra pas tave, dėl to aš dabar negaliu pasižiūrėti autoriaus. Aš nueisiu pažiūrėti, aš turiu šalia. Gerai, nes labai svarbu paminėti tas Matadži vardą, tiesiog visiškai užkrito dabar vardas. Višaka Dasiva, radau. Aš parodysiu knygą jau, kad jau... Mane dabar viską... Jo, dabar esu užsiblurnus, tai nesimato. Jo, bet esmė, jo. A Memoir of Višaka Dasiva. Taip, tai nuostabus memoaras ir ten kalba apie tuos laikus, iš tikrųjų, kai buvo neteisingai suprasta iš vis ta moterų padėtis, labai daug jaunų brahmačarių, per daug entuziastingų, šiek tiek iškreitai suprato ir Prabhupada taisė tos brahmačarius again, tais ir aiškino, kaip iš tikrųjų turėtų būti, bet vis tiek kai kurie buvo įsiciklinę ir neteisingai vis tiek traktavo tą moterų padėtį. Ir netgi iki šiol tikriausiai yra, aš nežinau, pat nesusidūriau, bet tikriausiai yra ir iki šiol, kurie laikosi įsikibę tų savo įsitikinimų, kad, žodžiu, moteris Tikrai yra. Pasidalinsiu istoriją, kad buvo Namahata ir ten buvo Jagi Namahatoje, susibūrime Bhaktų pas Grihasto šeimą ir atvažiavo brahmachariai ir vienu žodžiu ir buvo susitarimas, kad liktais aš dalį kirtaną pagrosiu, nes buvo vienas prabų grojo ir paskui, kad tiesiog nemainysimės. Ir kai atvažiavau į tą Namahatą ir žiūriu, lyg taip nesusipatoginę tie šeimininkai, lyg tais, aš tiesiog, žinot, atsisėdu ten, sėdžiu taip ir paskui jie prieina ir sako, žinot, jeigu jūs grosite, tai matot, brahmachariai turės išeiti. Tai, sakau, tai viskas gerai, sakau, tikrai negrosiu, tegul groja, prabų nėra problemas. Bet jo, taip įdomu yra, kad vis dėlto, toks nesusipratimas, tai brahmachariai gal tada neturėtų eiti pas Grihastas į Namahatas, jeigu negali jų klausyti, o kita vertus, čia toksai dar likutis Lietuvoje tikrai yra ir aš nekartą esu girdėjusi apie tai, kad neklauso prabų matai. Aš dar esu girdėjusi, kad... Verta gal ir gerai, aš nekritikuoju. Tai aišku, kiekvienas, žinai, jeigu turi savo ašramą, tai aišku, tu, sakykime, yra vyro ašramas, tai aišku, ten turi savo taisyklės ir čia viskas yra su to gerai. Aš dar girdėjau tokį irgi gandą, kad kartais negali vertėja būti moteris, ar ne, jeigu prabų veda paskaitą. Čia irgi gal toks vaišnavų, matyti, tradicija, gal man irgi visiškai suprantamas dalykas yra, kad saniasių nevertėjauja Matadži. Jo, galbūt seniausiai taip, aš manau, kad šventyklose vis tiek girdim, kad Matadžis verčia prabų. Taip. Aš manau, čia daugiausiai skirta yra kalbam apie Dikšą Gurą arba apie įsižadėjusius pasaulį. Mes tiesiog ir saugom tas asmenybės, nes, tas Maja, jinai pati geriausia Dievo tarnaitė. Niekada nežinosi, ar ką jinai ateis. Tai mes tos vyresnius irgi tokiu būdu laikydamasi tam tikrų etiketo taisyklių, kurios gal kartais atrodo labai senovinės ir gal kažkam atrodo nevertos dėmesio ar nevertos jau jų, kad mes laikytumėmės.
Bet aš tai jaučiu pareigą tam tikrom taisyklėm. Sakykime, nors man labai patinka New Yorko Bhakti centras, žinai, ir aplamai tas, aš nesu prieš tą visą Krishna Vest judėjimą, žinai, kuris sako, kad nebereikia rūbų, nebereikia, kad tai yra visiškai kad tai nėra svarbu, kad mes neturim identifikuoti save pagal rūbus, bet vis dėlto man yra grožis tame tų kitų rūbų, kad mes šitam materialiam pasauly eina, žinai, per Harinamą eina tokia sarių ir dočių banga, kuri užlieja visus. Nežinau, man tame kažkas vibruoja, kad aš norėčiau, kad tęstųsi šitų vaišnaviškų rūbų dėvėjimas, bet aš esu nieko prieš Bhakti centrus, kurie... Ir aš kartais labai pagalvoju, jeigu aš turėčiau Bhakti centrą, tai turbūt pas mane irgi nebūtų prievalės dėvėti rūbus, bet aš labai labai palaikau šventyklų. Norėčiau, kad išliktų šventyklų, kuriuose yra šitas etiketas ir aš pati stengiuosi visada šventykloje dėvėti vaišnaviškus rūbus. Gal buvo ten kažkokiu atveju per susirinkimus, kai atėjau su suknele, bet aš kaip stengiuosi tai palaikyti, man tai yra svarbu. Aš labai pritariu, labai pritariu, nes aš neįsivaizduoju dabar, kaip šventyklose būtų, jeigu ten visi su džinsais, marškinėliais, kažkaip Prabhupada. Iš vienos pusės jis buvo labai liberalus, iš kitos pusės jis buvo labai konservatoriškas. Todėl iš tikrųjų Bhakti bendruomenėse yra ir labai daug ir liberalių žmonių, bet labai daug ir tokių konservatoriškų žmonių. Todėl iš tikrųjų per vieną paskaitą irgi Bhakti minėjo, kad kas liečia tą visą politinį susiskirstimą, kur mes ir labai jaučiam tą kairė dešinė, iš tikrųjų Bhakti neturėtų dalyvauti kažkokia šventykla, pavyzdžiui, ten kokiam nors proteste už ten kažką arba prieš kažką. Todėl, kad gali būti, kad tada visuomenė galvos, kad, štai jie yra grinai konservatoriai, kadangi aš tai aš pas juos neįsiu, reiškia šitas kelias ne man. O iš tikrųjų šitas kelias yra visiems, todėl mums reikėtų nuo tokių grinai politinių susiskirstimų šiek tiek laikytis atokiau. Taip, aš pritariu tam. Nes čia biškai atskiras dalykas nuo dvasinės praktikos, visi gali turėti savo politinės pažiūras. Jo, visi gali, bet mes turime ir Lietuvoje, kas eina kažkokiu politiniu keliu, tai aš irgi su džiugesiu priėmu, labai fainai, iš tikrųjų labai palaikau. Jo, šiaip labai gerai, bet čia gal turėjau labiau omeny kaip bendruomenė, kad, pavyzdžiui, jeigu mes paskelbtume, oi, čia visa Vilniaus šventykla eisi tą protestą. Jo, tai tada jau ne, jau taip, šiek tiek būtų kaip ir toks prieštaravimas. Tai va, ir ką dar norėjau paminėti, vieną istoriją norėjau paminėti. Vėlgi čia mes mėgstam apie Amerikos bhaktus pakalbėti ir apie vėlesnius bhaktus, tai iš tikrųjų iki šiol yra vienas Šilos Prabhupados mokinys, jisai yra atletas, jisai save kaip pozicionuoja taip viešai kaip veganas atletas, kuris, žodžiu, bėga ten visokius maratonus, ten su dviračiais važiuoja, dalyvauja tose Ironman varžybose, kurios yra be galo sunku. Papasakok, kas yra Ironmanas, nes čia kosmosas, aš visi žinau, tikrai kosmosas. Tai Ironman varžybos yra tokios varžybos, kuriuose yra 3 rungtys. Tai pirmiausia, tu turi plaukti apie 3,5-4 km, plauki ir atvirame vandenyje, pavyzdžiui, ežere, visi plaukia. Tada antra rungtis yra bėgti maratoną 42 km ir čia viskas vyksta paeiliui. Ir trečia rungtis yra važiuoti su dviračiu berods 200 km. Tai, žodžiu, tokias 3 rungtis įveikus, tu gauni pažymėjimą, kad tu esi Ironmanas. Ir kai kurie žmonės labai entuziastingi arba bando tiesiog bent vieną kartą gyvenime tokį kažkokį iššūkį pasidaryti. Tai va tas Bhaktas, jis yra sportininkas, tai jis užsiema tais Ironmanais. Ir jisai irgi kalbėjo apie tą savo kelią, kad jisai labai jaunas atėjo iš labai sudėtingos šeimos, ten, kur buvo narkotikai, smurtas, jis pats vos negatvėje užaugęs, pats tapo priklausomas nuo narkotikų irgi ir Šrila Prabhupada absoliučiai išgelbėjo iš tos gatvės, iš esmės ištraukė iš tos gatvės į šventyklą, jisai tarnavo viską, bet paskui kažkokiais krizės metais jisai buvo pasitraukęs. Bet kas įdomiausia, jisai pasitraukė ir jisai dėja grįžo prie narkotikų ir jisai sakydavo, kad jisai net nors grįžo prie narkotikų, jis visą laiką išlikdavo vegetaru. Ant tiek jau tas buvo giliai, kad jis vis tiek išliko vegetaru ir jisai sako, būdavo, kad ten po kažkokių narkotikų užnorėdavo labai valgyti ir eidavo vegetarinę kavinę. Bet aišku,
džiugu tas, kad jisai paskui grįžo, čia buvo toks kelių metų nukrypimas, grįžo, iki šiol praktikuoja ir buvo sukurtas apie jį dokumentinis filmas, nes kadangi jam yra virš 60 metų ir jis vis dar yra labai aktyvus sportininkas ir dabar jau knygų autorius, jam yra virš 60 metų, dėl to jam apie jį kūrė dokumentiką ir jis tam dokumentikos filme rodė, kaip gamina valgyti, nes ten visi, žinai, sportininkai labai susitebė, tai ką tu valgai, kad esi toks stiprus. Tai jis rodo, gaminu prasadą, šilas probatas nuotrauką, suka jis daro, žodžiu, aukojimą ir, žodžiu, visiškai žmogus natūraliai gyvena tam, bakti tą gyvenimą, na ir šalia to turi tą savo dharmą, tą savo veiklą, nes jis yra sportininkas. Geras. Tokia įdomi istorija. Jo, ir čia mes atskaitom, kai šitam laišką skaitom, ir pažiūrim, kiek Brahmanandai yra daug nurodymų, kiek jis visko turi sužiūrėti, tai natūralu, kad kažkas įvyko, nes jis jaunas, ten šiam 7 jis yra jaunas brahmacharis. Ir tada mes matom, kad sutuoktuvės įvyko ar ne, ten įvyko iniciacijos, kad ten apie paskaitas eina po 25, ten žmonės vakarinėse 50 plus žmonių. Ir kad Prabhupada palietė, pakeitė gyvenimų žmonėm. Čia realiai, kas prisilietė prie Prabhupados, tai tie jų gyvenimai negrįžtamai pasikeitė vienaip ar kitaip. Nenuneigiamas faktas. Ar tu atsimeni, kada tu sužinojai apie Šilų Prabhupadą? Ką tu iš pradžių mąstei, kaip tu įsivaizdavai? Ne, žinau, man aplamai tas visas pradžia tokio bhakti, man dabar toks kaip parūka yra iš tikrųjų kažkokia prasme. Man labai atsimenasi šventyklos gyvenimas, kadangi ten buvo labai aktyvų, o tu ateini, kai dar nieko nežinai ir tu labai daug sadinos dalykų turi išmokti. Ta prasme, adaptuotis, tai ten toks tokia lūžiai, žinai, vyko, tokie kažkokie sąmonės, negaliu pasakyti. Tai atsimenu daug prasadą skaniausia, atsimenu o apie Prabhupadą aš taip, kada aš jį pažinau, kada aš kažkoks santykis užsimezgė. Reikia pagalvoti, žinai, pamedituoti. Buvo tų momentų, tikrai buvo, bet taip dabar, kad pasidalint galėčiau, žinai, bet negalėčiau. Buvo kažkokių tokių dalykų, gal tokia, tokių kažkokių, taip kažkaip negalėčiau, žinai, aš atsiminti, bet Prabhupada net nebūnant, jisai po šiai dienai, žinai, keičia daugelio gyvenimų, savo knygom, tam savo paskaitom, savo pamokymai, savo galiausiai mokiniais, kurie vis dar, ačiū Dievui, kad yra pas mus ir mes juos galim matyti, girdėti ir sutikti. Ir iš tikrųjų, kuo daugiau skaitant apie Šilą Prabhupadą, atrodo daugiau, bet jau mano tokia patirtis, atrodo, kad tuo labiau jį pažįsti kaip asmenybę iš tikrųjų, kaip gyvą žmogų, kaip gyvą dvasinį mokytoją. Tai man Šila Prabhupada šiuo metu jis man yra toks gyvas. Jis yra man gyvesnis negu tikriausiai kai kuriems žmonėms, kurie jį buvo sutikę. Nes aš kiekvieną dieną esu su Šila Prabhupada, aš kiekvieną dieną skaitau apie jį. Tai man tai yra taip gyva ir iš tikrųjų aš turiu atsakymą į klausimą, kurį mes iškeliam mūsų praeitame podcast'e. Tai aš atsakysiu apie Europos turą Prabhupados, kuris jisai buvo. Pasidalinsiu. Aš dabar pasidalinsiu naujomis vietomis, kur tikrai žinau, kad Šila Prabhupada lankėsi. Tai jisai tikrai lankėsi Romoje, jisai lankėsi Ženevoje. Čia ar Genuja, man atrodo, nes čia Italija, Genuja. Ja. Paskui jisai lankėsi Frankfurte ir ta šventykla Frankfurte nėra pačiam Frankfurte, bet yra šiek tiek šalia, tai tose kaimuose Frankfurto jisai lankėsi ir jisai lankėsi, aišku, Paryžiuje ir kaip tik vakar skaičiau, kad Paryžiuje jam besilankant iš tikrųjų buvo sudėtingas labai pamokslavimas Paryžiuje. Labai sudėtingas. Nes ten atėjo tokie labai politiškai aktyvūs ir tokie labai kraštutinių pažiūrų žiūrovai į tas jo paskaitas ir ten visai jį bandė challenginti, žinai, labai buvo sudėtingas pamokslavimas Paryžiuje, labai. Tai paskui, kai nuvažiavo į Vokietiją po Paryžiaus, jisai jau sakė, man nedėkit neviesas Anos ant scenos, nes ten jį irgi sukritikavo, kodėl tu čia sėdi kaip vos nesostė, žinai. Sako, jie nesupranta tos kultūros, sako, darykim paprastai. Ir tiesiog Ir toj Lilamritos 5 daly, kai buvo ta istorija apie Vokietiją, tai ten buvo paminėtas Sačinandanas Svamio tėvas ir ta istorija, kur tu man pasakai. Atsimeni? Atsimenu, ja. Nori vas pasidalinti?
Nu tai trumpai Krokodilą. tiesiog. Nes dauguma žino, Sačinandanas Samis yra buvęs Lietuvoje ne kartą ir kažkaip tikrai visi paklausė ir jis kiekvienas jį pasidalino. Tai esmė buvo tai, kad būtent Sačinandanas, iš tikrųjų čia Krišnaves tema yra, bet būtent Sačinandanas tėvui buvo pasakyta tai, kad bhakti gali praktikuoti ir su kostiumais. Mes galim praktikuoti užsidėję, kaip sakant, šitus, kaip jie vadinasi, Kaklaraištis. galim užsidėti kaklaraiščius ir reikia mokslauti ir mes liksim bhaktais. Nes tėvas nuklausė, kodėl jūs metat mūsų vaikus į upę, žinai, krokodilų, nes jos suvalgys. Ir Prabhupada paaiškino ir paskui tėvas, aš tiksliai nebeatsimenu, bet tėvas paskui nebebuvo priešiškas, ar ne, Prabhupada? Kažkaip bent jau Lamritai nerašė paskui, kaip ten buvo, bet tiesiog, kad Šrila Prabhupada jo atsakė tą jo klausimą, kad galima in suits and ties, kostiumuose, su kostiumais ar kaklaraiščiais puikiai galima praktikuoti Krišnos sąmonę. Tai va, tai faina, kad tu čia pasidomėjai apie tą turą Europoje, jo, buvo visai Prabhupada, mes turim tokių ypatingų vietų ir Europai. Aišku, Amerikoje jinai vis tiek tokia lieka, verta nuvažiuoti į Ameriką, bet ypatingai Mečlas Gift pasižiūrėjo dar kažką, tai tokios įspūdingos vietos yra. Labai daug elektrintos Prabhupados, nes matyt, ten labai daug išgyvenimo jo ir jis kaip toksai, tikrai visomis prasmėmis ypatinga asmenybė, palikęs va ten, šventos tirtkos paliktas, tad jį yra apsivalai tas vietas, paliečia širdį. Ir daug kas dalinosi, va dabar vieni irgi draugai keliavo ir buvo, nuvyko, jiems pasisekė, tiesiog ekspromptu užėjo, būdami viešėdami New York'e į Matchless Gift, reiškia tą vietą, New Yorko, sakykime, kur bhakti centras, kur ta šventykla, ir jiems buvo atidaryti ir tiesiog, ir aš tik dėjau koją ir sako, iš karto pradėjau verkti. Ir man, žinok, lygiai buvo tas, kai aš pirmą kartą ten atėjau, aš tik dėjau žingsnį ir aš nebegalėjau nustoti verkti. Ir ten dar vyko paskaita ir aš visą laiką tiesiog praverkiau.